Mes pradedame šventinį koncertą skirtą Lietuvos gimtadieniui vasario 16-ąjai Laisvės pavasarį. Tiesiogiai iš Lietuvos kultūros sostinės Panevėžio. Pasveikinkite aplodismentais ir mano kolegę žavę Eglę Kernagytę Dambrauskę. Labas, Audriau. Sveiki visi. Egle, išduosiu savo nedidelę paslaptį visiems čia susirinkusiems, kad paskutinį kartą Panevėžyje tu lankeisi prieš visą amžinybę. Tuomet dar netgi nebuvo čia Lido Arenos. Na taip, tai buvo maždaug 1918 metų vasarį. Netgi taip, kažkiek senokai. Na, nuo to laiko daug kas pasikeitė, miestas išgražėjo, arena stovi ir beje šį vakarą tu galėsi praturtinti savo žinias apie Panevėžį, nes esame parengę ir tau, ir visiems susirinkusiems čia arenoje, ir mūsų televizijos žiūrovams daug įdomių pasakojimų apie Panevėžį, apie miestą. Taip pat šiandien nekartą minėsime ir 1918 vasario 16, nes tai yra valstybės atkūrimo diena. Arba kaip sakydavo Eglės tėtis, maestro Vytautas Kernagis, Lietuvos gimtadienis. O per gimtadienius mes visuomet dainuojame dainas. O tai ir šiandien tikrai dainuosime daug ir linksmai smagiai. Bet pradėkime nuo himno.